Sveiki, ką jūs? Esam sandėlyje. O kodėl? Nes aš turiu tokią vieną, kaip sakant, ir priminimą. Ačiū, kad žiūrite mus, sekate, leidžiate mum augti ir noriu priminti vieną dalyką, kad nepamirškite spausti like, subscribinti, taip keliasi mūsų kanalas į viršų. Nepamirškite spausti like, subscribinti, o kad primint vieną dalyką aš jums, kaip buvau sakęs, kai surinksime 1000 subscriberių, pradėsime rinkti šitą M-kutę. Čia tikra BMW E30 M3. Jinai laukia jūsų, po truputį ruošiu dalis aš jai, aišku. Viską dėliojusiu, riktojusiu ir pradėsim mes ją rinkti. Bet čia tik tai po jūsų subscribinimų 1000. O šiandien mes važiuojame į kitą aikštelę ir jums parodysime kitą projektą, su kuriuo užsimsime truputį rimčiau, kaip sakant. Bus ir virinimo darbų, ir rinkimų, žodžiu. Pereiname į kitą sandėlį. Sveiki, draugai, seniai matėmės. Vasara kaip ir nesibaigė, šilti orai. Aišku, čia biškai apsirengęs daugiau, ryte būna šalta. Tokie reikalai, žodžiu, turim naują projektą. Aš net nežinau, nuo ko čia pradėti. Žodžiu, turim kupę, raudonas, 1.6 variklis, turi rūdžių, kaip matėte. Žodžiu, turi įvairiausių ir salonų defektų, ir plasmasių defektų. Net nežinau, nuo ko čia pradėti su juo. Tai va, tai pradžiai truputį papasakosiu apie jį. Realiai čia pas jį visos tradicinės E30 problemos. Esminės tai yra kėbulas, kai kurios plasmasės, aišku, išorinės ten kaip juostelės visada jos ten apsidaužo, žodžiu, bet esminės dalys kėbulas. Beje, šis variklis nesikuria. Jisai stovėjęs, nežinau, pirkęs aš tą projektą prieš pusę metų gal, bet jisai stovėjęs prieš tai gal 5-6 metai gal
kažkas daryta, bandyta, čia išėmė kilimą matyti ir baigėsi restauracijų, žodžiu, tai tokių projektų pasitaiko nemažai, restauracija prasideda ir pasibaigia. Čia Lietuvoje normali praktika taip pat. Tai ką biškį apie šitą modeliuką. Turim 1.6 kupę kėbulą. Šiaip yra gan iš neblogos būklės. Nėra, kad visai supuvęs, tik apipuvęs. Yra tokių skylių, kaip sakant, kaip dugne, kampai. Tai čia tradiciškai, čia realiai pas visus supuvę būna ta vieta. Čia maža skylutė gan. Kitoje pusėje nesimato, bet panašiai kažkas tokio jaučiu. Turim išimtą kilimą. Projektai prasidėjo kilimo išėmimu ir pasibaigė. Turim priekinės audinės. Suirusias nuo senatvės, čia irgi reikalai. Šiaip visos dalys yra, kas bagažinėje, kas nuimta ir uždėta viduj. Turim spoileruką standartinį šitą. Retas dalykas yra labai kablys. Nežinau, iš čia turėtų šiaip išsimti, užsilenkti. Yra rankinukai, bet čia bus viskas, jaučiu, viskas bus užrūdyje, bet šitą reikalą reiks išmankštyti, manau. Čia labai retas reikalas. Yra kaip visų kišenių supuvęs. Čia kažkiek dalių sumesta, ko trūko. O toliau ką, skylę turime čia. Žolės auga. Tai va, paprastas 1.6 kupė raudonas. Nežinau, čia jį pradėsim restauruoti. Šiaip sako, kodėl tu, kam čia tą 1.6 restauruoti iš vis? Kas iš jo, bet kainos šią dieną jų kosmodrominės irgi. Aišku, bandysim pirmiau užsivesti variklį. Jis ilgai nekurtas, nežinau kaip čia bus. Bandysim gal prasukt. Nu, žodžiu, bandysim jį kažkaip užkurti. Gal kokių minčių, kas turi nuo ko pradėti, aišku, kurą pasikeisim. Akumą dėsim. Variklį gal ranka prasukt. Kaip manot, kad nebūtų reikalų paskui. Kad diržai nenutrūktų vilkas. Kaip manot jūs ką? Reikia salės pagalbos patarimų. Kaip nesugadyt, kas jau sugadyta dar blogiau. Tai va, 1.6 varikliukas, pasileisim jį, apsikamšysim kėbulą. Šitą vietą labai žiauriai atrodo, bet čia realiai tik sparnų nupuvęs viršus, apačia tai yra. Aišku, pradėsim čia krapštyti, judį, tai išlys galų daug visokiausių. Tai va tokie reikalai. Nežinau, ar čia verta su juo mėsinėtis ką. Pasileidžiam, kad važiuotų, daugmaž apsikamšom ir padarom gal driftinį kokį žiemos variantą 1.6. Tai va, tai pasidaryt gal tokį žieminį variantą, kėbulą išvirinti, padengti kažkokiu antikoroziniu, kad toliau nerūdytų, užsiregistruot, prasieiti ir tokį žieminį variantą padaryt gal, nežinau. Tokį pasivažinėjimą žiemą. Nu, negaila, kol dar neperdažytas, kaip sakant. O vėliau gal kokį dėt varikliuką, kokį svapą, kažkokį galingesnį motoriuką, kad smagiau čiuoštų. Tai va, variantų yra. Parodysim kažką. Manau, šitą projektą gvildensim po truputį. Bus suvirinimo darbų, variklių darbų,
bus pasivažinėjimų kažkokių. Aišku, variklis 1.6, čia daug nepravažinėsi, bet pajudėsim. Ką? Mačiau vieną padangą be oro. Kolegą kviečiam, traukiam iš krūmų ir keičiam ratą. Laukiam tralų. Judam tolyn. Darbiniai chuligankė, išsitrauksim su jėmės, taip sakant, žvėrį. Gerai. Ką, parsitempiau ratą. Ieškau šniūrų. Operatorius. Kabliučių gal nereikės. Čia viskas yra. Dedam čia. Dedam čia. Net gaila, viskas nudažyta, gadyt. Ką? Bandysim patempt porą metrų, išvažiuosim iš tų krūmų ir pakeisim ratą. Ką, operatorius, pavairuosi? Jo. Gerai. Davai šokį darbinę chuligankę ir varom. Tikrinam, ar bėgiai neįmušti, rakčiukai pasukti, kaip ir viskas liuks. Atsidarau langą. Patrauksiu biškį gerai. Davai šokį į darbinę chuligankę. Ir po valiai patrauk po biškį, žinai. Turi jaust, kai įsitemps diržas. Ten slapukų pridėta 80-mečio, tai užsikurt reikia pusę valandos. Na. Varyk po valiai. Nu. Trauk. Gerai. Gerai, gali gesyt. Va kaip čia atrodo. Prieisim. Kas čia? Prieisim čia, manau, prie šito reikalo. Rankinį baisu trauk dabar, žinai. Liks paskui. Tai įkalu bėgį. Pakiš plytų, pažiūrėk, kokią plytą jau pakišim. Gerai. Atidaktukai yra. Tai neišmėtyti. Operatorius arčiau, tai nebijau. Oi, lengvai nesusukau. BBS. Čia yra 14 originalūs ratlankiai. Jie turi jau vertę, bet tokie nėra apdaužyti labai. Žodžiu, nors tiek naudos dar iš tos mašinos. Nepūvantys aliuminiai ratlankiai. Žodžiu, reikalai. Blemba. Bandau atveržti varžtus, gal kažkas pavyks. Nereiks vamzdžių kokių. O, neužsukta. O. Nesunkiai. Liuks. Turim tokį patį. Irgi ratlankėlį, bet su oru.
Čia dažniausiai būna, oras išeina, jiem čia oksiduojasi aliumas, pakelia matyt padangą ir išeina oras. Tai, žodžiu, tiek reikalų keliam. Remiam į tilto varžtą, kad neįsmigtume į vidų. O kaip temsim, tu vairuosi šitą? Jo. Nu, tai pasiskambinsim, kad girdėt. Kam? Nu tai jeigu sakysi sustot ar kažką, tai aš tai negirdėsiu. Papypsiu. Nu, bandom atsukti. Ratą, pilnai. Bet varžtai nebuvo užpuvę. Kažkodėl. Gal buvo imta jau, bet atrodo lyg natūraliai. Mes juos rasime po slenksčiais jaučiu dovanų. Žiūrėk, kaip parkinė nusimė. Tu matai. 1.6 būna būgnai. Ar tes raigė gyvena? Kur? Nu tam. Ne? Ant 1.6 kaip tik užlipo. Tokiu pačiu greičiu neįlipo kaip ir šitą mašiną. Bandom. Reikia. Dabar tikslas mūsų yra jį užkurti. Nežinau tas variklis kokiam lygiai, bet jei kas ieškosim kitą. Dar variklių yra jų. Tinka ir nuo kregždės, už pat variklis. Bandysim, jie nėra dar brangus, bet šiai dienai viskas jau brangsta. Baisu, baisu. Labai neveržiu. Bendra ką dedam? Dedam, kad nepasimestų. Šiaip kėbulas tikrai gan tvarkingas, neskaitant kritinių vietų tų. Ką, viskas? Tempi mane iš čia? Jo. Ir kviesi Mariuką, Tarluką. Davai. Aš tau rytą atsižai. Tai aš jau paskambinsiu. Ne, reikia. Ką? Važiuok. Ką, hebra, viskas, išlupom huligankę iš krūmynų, uždėjom ratą, apsižiūrėjom, viskas rieda, laukiam tralo, kaip sakant, Mariukas atlėkė ir tempiam į service number 1. Ok, iki. Draugai, atsivežėm žvyruką į bazę, žodžiu, bandysime užkurt. Turime akumą atsinešę, turime benzo, bet nežinau, čia kažkas pavyks. Žodžiu, pirmiausiai bandysime turbūt pasitikrinti, įsidėti akumą, pasukt, ar veikia iš vis kažkoks gyvybė kažkokia yra, ar kažkas tokio.
Operatorius, davai. Pas mus variklis čia, galingiausias huligankis variklis yra 1.6. Dedam akumą, ką bandysim, ne? Aišku, čia yra kažkas lysta jau, jungi laidai pliki, kažkas bandyta daryti, gal, nežinau, bandysim įjungti tiesiog akumą ir klausysim, kas kur krebžda, kokia relija ar kažkas. Bandom. Iš variklio skyriaus atrodo, kad jisai čia senokai buvo kurtas ar kažkas daryta, judyta. Negerai. Turim signalizaciją, negerai. Kur kaip raktai. Jau čia bus reikalų. Neturim pultelio, aš pultelio nemačiau, tu matei pultelį? O, nutilo. Ainu, tu čia per čia pažiūrėk. Nieks nereaguoja. Visiškai. Bet akumas tai geras dar buvo, ne? Blemba, tai kas čia buvo? Gal nudegė saugikliai kokį? Čia sausa, viskas gražu. Oi. O čia kas? Čia kažkoks laidas. Čia kažkoks laidas. Šitas gal nuo šito čia bus. Išlaužtavo kažkur. Kas čia? Kažkokia pasivėlo šitą. O kur tas čia kuriekiai? Cypsis. Bet tai jokios gyvybės. Akumas negalėjo sukrauti per sekundę. Ne? Ai, čia. Atjungta viskas. Problema aiški. Čia šitas spynelį sulaužyta yra. Momento einam į sandėliuką, atsinešiu naują. Turim gedimą, yra sulaužytas šitas visas korpusas. Išplėštas buvo matyti. Turiu kitą, bandom dėti ir žiūrėsim, kas bus. Senoji va, išlaužta, kaip turi būti va. Bandom, uždėsim.
šitas. Dar šitas. Va. Šitaip. Ir šičia dėn. Čia viskas kaip ir gražu. Va. Dedasi į tą vietą ir turėsim kažkokį kūrimą. O, kažkaip taip. Bandom kurt. Sukasi. Geras ženklas. Dabar, net nežinau, teplų net nepažiūrėjom, kaip prasukė. Eik to savo. Bet aš, man atrodo, žiūrėjau prieš tai. Pažiūrėt. Gal nėra tepalų? Yra, viskas gerai. Ką čia rodo mum? Variklis sukasi, reiškiasi, pečiukas veikia, girdžiu. Kurų gal nėra, o gal kuro siurbliukas neveikia. Atsidarysim, gal plūdę pasižiūrėsim, kaip atrodo viskas, ar ne? Davai. Nes rodikliai nieko nerodė. Čia dažniausiai tai turbūt neveiks, jinai. Ta rodiklį bile ką rodo. Bandom. Apsižiūrim, gal kažkur kuras bėga, gal. Arba iš vis pasitikrinam, ar iš vis bėga, jis dabėga iki čia. Žinai, kai nekurta 100 metų. Bet kodėl tie čia išplėšyti? O kur jau siurbliukas, kažin, bake turbūt bus kaip visų. Bet negirdžiu siurbliuko aš. Atsidarom gal tam. Pasitikrysim. Tu atsinešiu. Padavimą kurų šlangutę. Pažiūrėsim. Davai pažiūrėk, ar pasiūsiu rakčiuką, ar kuras bėgšia. Kaip yra gerai? Laikyk. Tai neaptaškys čia viską? Ne. Žodžiu, neveikia kuro siurbliukas. Blemba, nežinau, iš kur ieškosim kitą tada. Čia benzas gal senas, nuo seniai, žinai, likęs. Net kvapas ir toks. Seno benzo. Ardom siurbliuką. Va, bitys, žiūrėk, nereik bitys. Mamukys. Gerai. Bandom čia įeiti. Čia yra kuro siurbliukas, šiaip turėtų būti. Kiek atsimenu, 1.8 neatsimenu, bet turėtų būti čia. Patikrysim. Bandom.
Tai aš nemoku patikrinti. Ar elektra ateina, žinai, kaip čia pažiūrėti. Neturiu įrankių. Va čia va. Pridedi, žinai. Kaip padaryti. Kaip praei. Lemputę jungsim, lemputę. Einam ieškoti lemputės. Turime mes lemputę. Nesvarbu čia geltona, žalia, mėlyna. Svarbu veiktų ir laidą. Kišam, palaikykite, ponas. Jeigu čia masiai pastovi. Taip, kišam pliusą minusą. Čia į siurbliuką ateina elektra šita fiškė vadinama. O šita fiškė rodo turbūt, kiek yra kuro pas mus. Tai va, žodžiu, įjungiu čia. Aš įjungiu čia 2 laidukus. Va. Paimu vieną laidą, dedu ant šono. Kitą dedu iš galo ir jeigu dabar pridėjau dabar, neteina elektra, žodžiu, dabar suks operatorius rakčiuką ir jeigu įsidegs lemputė, reiškiasi, mes turime elektrą ateina iki siurbliuko. Bandom. Nepavyko kažkas. Operatoriau kažkodėl. Ai, laidas įsitraukęs. Kažkas biskį. Nu, bandom. Palauk, dar nebandom. Operatorius bandom. O. Reiškiasi srovė ateina. Viskas. Karšta lemputė skauda. Taip, tai žodžiu situacija tokia, kad turime mes neveikiantį kuro siurbliuką. Kuro įpylėm, dabar reikia siurbliuko ieškoti. Siurbliukas būna parduoti jo. Jį galima nupirkti ir visą, čia tokia visa įsimauna kauzė, bet atskirai būna tik siurbliukas, vientisas, jis ten tinka ir iš kitų modelių, skiriasi ilgi, žodžiu. Tai va, tai bandysim ieškoti analogų viso, kad būtų paprasčiau pakeisti arba tiesiog pakeisim pačią tą siurbliuką, tą mažiuką tokį, kaip sakant. Tai va, hebrica, šiandien tiek, ieškosime siurbliukų. Ačiū, kad žiūrite mus, sekate, įdomu šitie visi reikalai. Šitą bemuką mes naudosim tokį, kaip pasakyti, užsikuriam, apsikamšom, užsiregistruojam ir galvojam, ką toliau daryti, žodžiu. Gal kokį svapuką, gal tuningutį, kažką tokio, va. Tai va, hebrica. Spauskite like, subscribinkite, nepamirškite mūsų, iki kito sekančio.